Labą dieną. Labą dieną. Generalinis direktorius. Kokios jūsų, džiaugiamės. Kaip batinės pauč. Gal šiandien ir pašalpos bus. Nesuprantu aš jūsų Lietuvo žmonių. Nu, jei bogų nesuprantu. Tai kas neaišku, tai gal ateikit paaiškinsim, generalinis. Jo. Mes galim padėti išsiaiškinti ar net išversti. Kai aš kalbu, patylėkit, prašau. Nu tai mes galim patylėti, bet kaip mes galim nepatylėti, kai nesuprantam, ką jūs norit pasakyti, tai kad kažko nesuprantam. Jeigu aš sakau, kad aš nesuprantu, tai aš ir noriu pasakyti, kad aš visiškai nieko nesuprantu. Aplink vasarą, gamta, varlytės, žuvytės, gėlytės. Jūs čia sėdit ir orą gadina. Čia ne mes gadinam orą, generalinis, čia va šitie padlaižiai sabako. Ką tu šmeižiu dabar čia nais? Čia fliuršia. Tai gal aš gadinu orą? Tai gal aš gadinu orą? Mes iš viso nieko nesakėm, mes iš viso tylėjom. Tai ko jums reikia? Ateinat ir tylit kaip kokie burundukai. Tai mes galim ir pakalbėti. Atsiprašau, kada pašalpas išmokės? Kaip sakė vienas mano senas pažįstamas, labai gerbiamas visuomeniai žmogus, jis pasakė taip. Aš pasakiau viską, ką norėjau pasakyti. Tai va. O dėl pašalpų ir visų kitų temų, tai mes vieną kartą ir ant visados padarysime taip. Nuo dabar jūs viską man pateiksite iš anksto raštiškai. Mūsų direktorius tai kaip koks viršininkas, o darbo birža kaip kokia ministerija. Respektas. Cool. O, visai užmiršau, čiagi darbo birža. Jūs turbūt visi laukiat ir nesulaukiat darbo. Oi, laukiam, nes darbelio laukiam. Oi, laukiam, nes darbelio laukiam. Oi, tai laukiam, darbelio laukiam. Laužas ilgai. Gerai. Vardinu. Kraujo perpildymo centrui reikalingi nuolatiniai, etatiniai donorai. Ačiū, tai jau ne. Nu, tai jau tikrai ne. Mums ir taip, kas netingi kraują čiulpia. Nu va, besiplečianti kompanija, nutrūkusi styga, siūlo perspektyvių lavonų apiplovėjų darbą. Jaunatviškas kolektyvas, visi keliai tobulėti. Ką manot? Tai, kad kaip tai nelabai, žinot, lavonai ten serga lygom visokiam. O tai ko jūs norit? Tai ko jūs norit? Va, pajūrio elnynai reikalingi apsėklintojai. Aš čia pats irgi eičiau. Mes su elniam, tu gal tu tai ir galėtum, bet, nu žinok, nelabai. Aš tai galėčiau, bet nelabai. Nu, ne jūs, o azotų šaltą vislinių elnių sėklą. Darbo priemonės duos sėklą su specifiniu bidonėliu. Nedidelis toksai. Ir celofaninę pirštinę iki peties kažkur. A kam ta pirštinė? Aš tau po to papasakosiu, mano senelis kolūky buvo karvių sėklintojas. Direktorius, ponas generalinis, nu, kaip tai norėtume, ko nors liaudiškai tariant, švaresnio, žinot. Švaruoliai atsiradę. O, yra darbas pirtyje. Ten reikia tokių pusiau prižiūrėtojų, masažuotojų. Palaut. Žodžiu, padėsit pirtyje pertis ir tuo pačiu kaip ir tokią bendrą viešą tvarką palaikysit. Tai nežinau, ar... Nu, ko tu nori? Girdi tu, garbaus amžiaus rodant kepuraitę, ko tu jam akis draskai? Šitas
A pirtis, kstati, mums labai gerai jamam. Jo, mes jamam šitą darbą. Sėdėsim su dzindziliukais ant narų, gersim alų su vantais, vanosimės kūrybinis darbas. Sabaka. Šala kukarėla, pirtis, pirtis. Šala kukarėla, pirtis, pirtis. Šala kukarėla, pirtis.